Sveiki, su jumis Nomeda, patyriminių mokymų lektorė, profesionali supervizorė ir šiandien noriu jums papasakoti, kas yra nesmurtinis komunikavimas ir kaip atpažinti galios manipulacijas. Tai pirmiausia, kas yra nesmurtinis komunikavimas ir kaip tai turėtų atrodyti kolektyve. Tai visų pirma, nesmurtinė komunikacija tai yra dalykas, kada mes kalbame be vertinimo, be kažkokių tai išankstinių nusistatymų ir vadovaujamės faktais, o ne nuomonėmis ir pletkais. Tai kuo pasižymi nesmurtinė komunikacija ir kaip galima pakeisti konstruktus, kurie galbūt yra nusistovėję jūsų įstaigoje ir tuos būtent jau smurtinius dalykus, smurtinius pasisakymus, tokius žeminančias frazes, kažkokias tai vertinančias frazes, pakeisti į konstruktyves, kurios iš tikrųjų leistų kurti santykį, profesinį santykį tarp kolegų. Tai pirmiausia, kas yra nesmurtinės komunikacijos dalykas, tai yra priėmimas. Reiškia, kad mes įstaigoje, kolektyve sugebam priimti savo kolegas tokius, kokie jie yra, be kažkokio tai vertinimo, be pašaipų. Na, ten kažkas tai turi ten kokį nors įprotį, ar ne, ir kiekvieną kartą vis gauna kokį nors juokelį savo atžvilgiu, ne, tai kaip tam žmogui jaustis. Tai vėlgi, visai čia nesenas įvykis, ar ne, kada buvo pasityčiota iš žemaūgių žmonių, na tai vėlgi, ką tas žmogus gali pakeisti, jis tiesiog toks yra ir jisai nieko negali su tuo padaryti, tiesiog, na, jisai pats prisitaiko. Na ir kiti turėtų irgi taip pat jį ar ne priimti ir prisitaikyti tada tokiu atveju. Priėmimas, suvokimas, kad kiekvienas komandos narys, kiekvienas jūsų kolega gali būti skirtingas ir nebūtinai mąstyti taip, kaip mąstot jūs. Neturėti kažkokio tai išankstinės nuomonės, išankstinės nuostatos, kad visi komandos nariai pritars ir viską darys taip, kaip vienas kažkas tai sugalvoja. Arba jeigu aš turiu kažkokią vertybę, tai nereiškia, kad visi kiti žmonės aplink mane turi tą pačią vertybę. Tai visiškai natūralu, kad kažkur tai gali nesutapti požiūrį. Ir būtent čia ateina į pagalbą priėmimas, kuris mums leidžia tą kitą nuomonę išgirsti, išklausyti ir konstruktyviai į ją atsakyti. Taip, kaip aš dabar jaučiuosi, turiu kažkokią tai kitas žmogus turi kažkokį tai visiškai požiūrį, kuris mano įsivaizdavimui prieštarauja. Tai vietoj toks, kokias čia nesąmonės tu šneki, ką tu čia nusišneki, visiškas vėjus kažkokios, tu čia paistai, baigtų tokias nesąmonės kalbėti, gėdos nedaryk. Tai, o ką tau reiškia, būtent taip, ar ne, ir kaip tu su tuo gyveni, ką tau reiškia su to būti, nes aš tai matau visai kitaip negu tu, aš matau taip ir taip. Ir matai, kaip čia dabar įdomiai mums gaunasi, ir kažkaip mums čia reikės dabar su tuo sutarti ir kartu dirbti, jeigu tai liečia kažkokią vertybę ar kažkokią nuostatą, darbą. Toliau, kaip atpažinti, kokia yra komunikacija jūsų kolektyve ir tarp jūsų kolegų. Ar jums galima daryti klaidas? Ar komandoje, ar įstaigoje yra terpė klysti? Kaip reaguojama, kai kažkas suklysta? Kažką padarėt ne taip, kažkokį liapsusą, kažkaip tai iš nežinojimo, iš dar kažko tai. Tiesiog padarėt dalyką, kuris, to kažkokia klaida. Tai kaip yra kolektyve reaguojama į klaidas? Ar yra, pavyzdžiui, ten pasijuokiama iš to žmogaus, koksai nevykėlis, ką jisai čia vaidino, kokią nesąmonę dabar jisai čia padarė. Ar už klaidas yra galbūt netgi baudžiama kaip nors, dabar tau visus priedus nuimsim dėl to. Ar dar ten kažką tai turėsi papildomai dirbti dabar dėl to, ar ne? Ar leidžiama daryti klaidas? Ar kolektyve yra suvokiama, kad be klaidų dirbti yra neįmanoma? Kad nedaryti klaidų ir niekada kažkaip tai, kaip aš sakau, nesusidurninti lygioj vietoje, tai yra tiesiog neįmanoma. Tai yra visiškai žmogiškas dalykas, kartais padaryti kažką visai nesuprasi, net kitą kartą nesupratai, bet pats dėl ko čia tai padarai, čia taip atėjo tavo į galvą, atėjo. Tai
ar ne klaidų kultūra, ar yra įstaigoje klaidų kultūra ir kaip reaguojama, kai yra kažkokia tai klaida, kai kažkoks lepsusas, kažkam kažkas neišėjo, dėl kažkieno tai klaidos ten netgi būna kitą kartą ir koks nors projektas neįvyksta. Nu, tai visokių tų klaidų gali būti įvairiaus lygmens. Tai vat, kaip yra reaguojama, ar yra palaikymas, kad tu žiūrėk, tu čia taip dabar padarėjai, mes tau padėsim. Čia kažkaip, išsisrėpsim visi, nes čia vėlgi, kažkur nesusišnekėjimas reiškia įvyko, reikia pasižiūrėti, kur čia mes galbūt nesusikalbėjom, kad taip įvyko. Ar kaip tik ateina ta bausmės kultūra. Jeigu jūs darysit taip ir taip, jums bus tas ir tas. Tai čia toks smurtinis jau iš tikrųjų konstruktas. O nesmurtinė komunikacija tai būtų būtent, o tai kas įvyko, dėl ko tu taip pasielgėjai, ką tau čia reiškia, dėl ko tu taip nusprendėjai, ar tu su kažkuo pasitarei, ar gal tu neturėjai laiko pasitarti, ar kaip dabar čia mes galim visi išsispręsti šitą dalyką, nes visgi komanda tai yra vienetas. Kiekvienas komandos narys yra svarbus ir be jo nebebūtų to vieneto. Kitas dalykas – konstruktyvi kritika. Pagalvokite, kokia yra jūsų įstaigoje kritika. Kritika gali būti dviejų rūšių. Gali būti žeminanti, destruktyvi kritika ir gali būti konstruktyvus pasakymas. Tai tikrai ne viskas, ką jums sako per kritikos prizmę jūsų kolegos arba jūsų vadovas, yra mobingas, žeminimas ir taip toliau. Labai dabar yra madoj tas žodis mobingas ir kas netingi, kur netingi, ten ir deda, kad visur yra mobingas. Tai žinokit, tikrai ne visur, ne viskas yra dabar gyvenime mobingas ir toksiniai dalykai. Iš tiesų, jeigu kritika yra pagrįsta, pasikviečia vadovas žmogų ir sako, žiūrėk, mūsų skyriuje, žmonių, kurie dirba tame skyriuje, pasiekimai, rezultatai yra tokie, rezultatų vidurkis yra toks ir toks. O tavo vidurkis yra kažkaip netgi 2 vienetais žemesnis už bendrą visų kitų vidurkį. Ir kažkaip lyg ir toksai ir per žemas tie tavo darbo rezultatai. Kas yra, gal tau kažkas, gal tu nežinai, gal nemoki, gal nedrįsti paklausti, kaip tu pats matai, jau tu pusę metų pas mus dirbi ir kažkaip, dar vis neįsivažiuoji, toks lyg jausmas, lyg tu dar neįsivažiuoji, kaip tu pats jautiesi. Bet čia yra konstruktyvus dalykas, konstruktyvi kritika, kada tau parodomi konkretus rezultatai, konkretus dalykas ir pasakoma, žiūrėk, čia tu padarei negerai. Taip nedarom mes, nedarom, nes dėl to ir dėl ano, taip nedarom. Tai kažkaip taip piktai su klientu pašnekėjo, koks nors darbuotojas ten pasiuntė klientą ar dar kažką jam tokio labai negražaus, šiurkštaus pasakė, vadovas pasikvietė, sako, žiūrėk, tu klientui taip pasakėjai, kažkaip visai čia negražiai gavosi dabar, negalime su klientai šitaip kalbėti, o kas atsitiko, dėl ko, gal tau kažkas yra, gal tu blogai jautiesi, gal tavo gyvenime kažkas vyksta ir tau sudėtinga tiesiog susikaupti, gal pasakyk, kas yra, dėl ko taip, dėl ko tu taip pasielgiai. Čia matot, nėra jokio vertinimo, nėra jokio kaltinimo, o dabar per tave čia mes visi subankrutavome, tai čia per tave mes negavome šito ir ano. Tai tas labai toksai jau kažkaip perkelimas ir kalties permetimas vienam žmogui. Tai būtent, nesmurtinė komunikacija yra konstruktyvi kritika, gebėjimas tiek kolegai, tiek vadovo atžvilgiu savo darbuotojams išsakyti kritiką konstruktyviais būdais, būtent pagrįstą kritiką. Dėl ko aš taip sakau? Ne per jausmą, ne per emociją kažkokią, tai dabar, tu čia dabar dėl visko kaltas. Nebūna komandoje, niekada nebūna taip, kad vienas kaltas, vis tiek kažkas yra daug giliau ir daug plačiau šitoje vietoje. Toliau, aiškiai suformuluoti prašymai. Čia labai įdomus momentas, ne įsakymai, ne liepimai, o prašymai. Čia kas yra nesmurtinė komunikacija, tai kada mes nuo liepimo, nuo įsakymo, nuo kažkokio pagąsdinimo perinam į prašymo formą. Ir kartais tai būna, pas mane supervizijoje ateina vadovas ir sako, tai kaip aš čia dabar pradėsiu prašyti, taigi aš vadovas. Taigi aš turiu pasakyti ir visiems viskas aišku, iš viso, jeigu aš normaliai nepasakau, neužrėkiu, tai niekas ir neklauso, niekas ir nedaro. Tai tada klausimas yra, dėl ko tau reikia rėkti, kad tave išgirstų?
kaip tu išmokai rėkti, kaip tu įpratai rėkti, ar dėl ko tau atrodo, kad kai tu nerėki, tavęs negirdi, ar iš tikrųjų negirdi. Čia yra labai fainas momentas, iš tikrųjų jisai veikia, kad jeigu nori, kad tavęs klausytųsi, turi kalbėti ramiai. Galite išbandyti patys savo kailiu. Jeigu norit, kad jūsų klausytųsi ir jūs išgirstų, pirmiausia, išklausom, ką žmogus sako, ir tada kalbame visiškai ramiai, faktais, be jokių emocijų, nešaukiam, nesidraskom. Ir pamatysit, kokia būna visiškai kitokia reakcija. Ir tada mes su tuo vadovu būtent apie tai ir diskutuojam, kad, reiškia, tu pabandyk auginti savo profesinį identitetą, tu pabandyk auginti savo autoritetą kaip vadovo, vietoj to, kad tu augintum savo balso stygas, kuo garsiau užrėksiu, kad mane išgirstų. Tai, toksai momentas, kad rėkimas nieko praktiškai neduoda. Žiūrėkit, būna kitą kartą tėvai rėkia ant vaikų ištisai ir sako, kiek aš jam besakyčiau, kiek aš ant jo berėkčiau, jis manęs negirdi. Taip, jis jūsų nebegirdi, nes jisai tiek yra pripratęs prie jūsų šaukimų, rėkimų, kad jam yra rėkimas norma, tai lygiai tas pats gaunasi ir kolektyvuose. Kolektyvas pripranta, kad vadovas eina ir rėkauja. Ir rėkauja jisai ten, ir niekas jau visi pripratę, niekas nekreipia dėmesio ir niekas net negirdi, ką jisai šaukia. O kada jisai ateina ir žamiai pasako, žiūrėkit, komanda, yra dabar toks dalykas ir mums reikia apie tai pasitarti. O visų ausis jau stačius, koks čia dalykas, čia yra labai vienas svarbus momentas, kurį mums reikia išsigryninti. Tai būtent apie ką mes iš tiesų ir kalbam supervizijoje kartais, tiek su vadovais, tiek su pačiais kolektyvais, kad mes išmokę esam kažkaip tai per galios santykį, reikalauti kažko per galios santykį. Nors iš tiesų mums per tą galios santykį net nėra jokio reikalo komunikuoti. Galima tiesiog ateiti ir leisti žmogui pasirinkti, leisti žmogui atsisakyti. Tai nesmurtiniai komunikacijai turėtų būti erdvės galimybei atsisakyti dalyko. Žiūrėk, aš tave labai vertinu ir matau, kad tu esi labai geras darbuotojas, tu labai gerai darai šitą, tą ir aną, ir tau puikiai sekasi tas ir tas. Ir aš noriu tavęs paprašyti, kad tu dar padarytum šitą, imtumeisi dar šito projekto. Jis yra labai svarbus mūsų įmonėje, visiškai naujas projektas ir aš tavim labai pasitikiu. Aš manau, kad tau kaip tik tu būtum tinkamas žmogus. O tas žmogus sako, žinai, blemba, aš jau turiu 5 projektus ant savęs, nepavešiu aš jau šito, žinai, klausyk, man bus per daug, ar ne, galbūt galėtų kažkas kitas paimti. Yra galimybė atsisakyti, nebeimti, arba, ar ne, kažkokiu tai daug klientų labai ateina ir vadovas sako, dabar visiems duosiu po plus 5 klientus. Vienas grėbėsi už galvos, sako, palauk, žinai, kad čia, pas mane ir taip 29. Kur man dabar, gal galit, kas nors mažiau turit, gal paimsit, ir ne. Ir galimybė diskusijoje rasti sprendimą. Reiškia, pereiti nuo reikalavimo prie prašymo. Aš tave labai vertinu, tavim pasitikiu, ar tu galėtum, ir kitas žmogus suvokia, pamato, kad yra ta galimybė ir atsisakyti kažkokio tai dalyko, atsisakyti to, ko jo prašo. Viskas, čia ir yra profesinio santykio sėkmė. Žiūrėk, gal ten dar Antanas irgi neblogai dirba, žinai, ir jis irgi labai gerai dirba, aš matau, kad ir jam labai gerai sekasi, galbūt jūs galėtumėt jam pasiūlyti tą patį projektą, nes aš labai užsikrovęs ir aš bijau, kad ta kokybė nukentės, nebūsiu aš toks geras, kaip jūs iš manęs tikitės, vien dėl to, kad, kažkaip, gal kažkaip kitaip sprendžiam, ar ten, nežinau, ar aš jau ten pradėsiu viršvalandžius dirbti, tai gal jūs man tada mokėsit už viršvalandžius. Jeigu aš sutiksiu apsiimti, tai man gaunasi dirbti viršvalandžius ir tada, galim galbūt šitą vietą aptarti. Tai, matot, čia ir yra tas toksai prašymo forma vietoj to, kad liepti daryti, dabar, čia ir dabar tu turi padaryti tą ir tą, žinai, tai ko tu čia nedarai, kodėl tu nedarai, kas čia tau darosi, jau dirbti nebemoki. Tai
Nu, kitur dar netiek dirba, kitur tai aria parom ir ten nesiskundžia niekas, o tu čia verki ir verki. Vat, toks žeminimas, neleidimas žmogui apskritai suvokti savęs kaip darbuotojo, o tiesiog tokiu įrankiu padarimas tokiu įrankiu kažkieno kito tikslui pasiekti. Tai vat to neturėtų būti. Kitas dalykas, nėra vertinimo, pykčio ir perkelimo. Nėra vertinimo, pykčio ir perkelimo. Tai būtent kaip tai atrodo. Tai nereiškia, kad jeigu mes išmokstame nesmurtinės komunikacijos, kad niekada nebus kolektyve jokių kažkokių tai nesusikalbėjimų, susipykimų, pasakymų kažkokių tai nelabai gražių. Tačiau šitoje vietoje mes mokam atpažinti savo emocijas ir dėl ko aš taip darau. Ką aš darau ir dėl ko aš taip darau. Ir tas žmogus, kuris pasakė kitam kažkokį vertinimą, tu čia man neaiškink iš viso, žinai, aš 10 metų dirbu ir tu man dar čia aiškini, kad čia aš turiu kažką kitaip daryti, ir nueina. Tai po kurio laiko jisai sugrįš ir atsiprašys ir sakys, žiūrėk, aš kažkaip, visai netaip turėjau pasakyti, pasakiau tau labai negražią formą ir dabar pats kažkaip negerai jaučiuosi dėl to ir man pačiam pikta ir ant savęs ir tikrai noriu atsiprašyti ir nenorėjau taip išsireikšti, tiesiog mano emocijos buvo taip sukilusios, prieš tai paskambino labai piktas klientas, mane aprėkė, aš buvau susinervinęs ir dėl to tau tai pasakiau, tai yra ne apie tave, o apie mane. Tai va, nėra vertinimo, nėra kažkokio perkelimo, ir yra tiesiog labai aiškiai iškomunikuojama, ko aš iš tavęs tikiuosi. Labai aiškiai iškomunikuojama, ko aš iš tavęs tikiuosi. Toliau yra erdvės refleksija ir emocijoms. Visada, kada yra nesmurtinė komunikacija, visada kolektyve bus erdvės reflektavimui ir emocijoms. Leidžiama žmonėms jaustis kažkaip tai piktam, jaustis pavargusiam, jaustis nevertinamam, jaustis laimingam, jaustis pilnatvėje, ramybėje ar dar kažkaip ir apie tai diskutuoti. Pavyzdžiui, gali būti, kad dirba komanda ir vienas narys sako, žiūrėkit, aš kažkoks visiškai jaučiuosi jums tarsi nereikalingas, jūs kažkaip liktai susitvarkot ir man nebelieka ką daryti. Ar jūs irgi jaučiat, kad aš visai esu čia kažkaip ne šuniui penkta koja, ar čia ir tik mano dalykas. Erdvė reflektuoti ir kalbėti apie savo emocijas. Aš jaučiausi šitoj, tai kai mes visi tai darėm, aš jaučiausi taip ant bangos, taip faina man su jumis buvo. Arba kai tu man tą pasakėjai, aš tikrai pasijutau, toks žemės kirminas, kažkaip, man taip bloga buvo, aš taip negerai jaučiausi, parėjau namo, verkiau, yra refleksija ir kalbėjimas apie emocijas ir tų emocijų priėmimas, iš kitos pusės, kad, žiūrėk, kaip tu čia taip jautiesi žemės kirminas, man atrodo, kad tu esi labai vertingas, tu esi talentingas, tau labai gerai sekasi ir kažkaip aš visada galvojau, kad tu tikrai esi komandos dalis, kaip tu čia taip jautiesi negerai dabar. Tai refleksija ir emocijos visada turi savo erdvę nesmurtiniai komunikacijai ir tikrai nėra baimės pasakyti, kad ten, žinai, aš kažkoks jaučiuosi čia užverstas darbais, dabar, man atrodo, kad kiti daug mažiau dirba. Visiškai jokios baimės tada pasakyti kažką, tai net ir vadovai, ir man atrodo, kad jūs kažkaip man vis sunkiausias užduotis duodat. Čia man taip atrodo. Sako, taip, aš tau ir duodu sunkiausias, nes aš žinau, matau, kad tu labai gerai susitvarkai. Tik tai dabar liktais girdžiu, kad tau likiau ir per daug, bet tai tu sakyk. Ir tai taip ir būna. Ir kai tu iškalbi tuos visus dalykus, tu supranti, kad nebėra jokios įtampos, viskas man iš tikrųjų duodavo sunkiausias užduotis, nes matė, kad aš susitvarkau. Tik tai pamiršo paklausti, ar ne per daug. Tai tu turi pats tada ateiti ir nebijoti pasakyti. Ir tam visada yra erdvė. Tada aktyvus klausimasis be interpretacijų, kitas momentas, vėlgi, kada ateina darbuotojas ir sako, žiūrėkit, čia yra man taip ir naip.
Ir jo, ir kaip, o dėl ko, kas, ne, be jokio išankstinio vertinimo. Baig tu čia skūstis, kiek tu čia gali skūstis, pastoviai tu ateini ir visą laiką vis kalbi ir kalbi, kaip tau sunku, tai gal tau čia darbas netinka, tai gal tu čia ne savo nori apjoti 2 žirgais vienu metu, tai gal tu čia pats ir kaltas, ne, tai be tokio vertinimo, papasakok, tai kaip čia, kas, dėl ko, ar ne, aktyvus klausimasis be vertinimo, tai tu taip jautiesi, ne, ir kaip tau, iš kur tas jausmas šitau toks atėjo, kada tai prasidėjo, tu visada taip jautiesi, ar čia, o ką mes galim padaryti, galbūt ne su tuo. Taip, toliau, poreikių konvertavimas į santykį. Sakau, poreikių konvertavimas į santykį ir pažinimą. Tai, kada kolektyve yra konstruktyvi komunikacija, nesmurtinė komunikacija, tai poreikiai yra konvertuojami į santykį ir vienas kito pažinimą. Veikiama yra ne iš kiekvienas iš savo varpinės toksai, ne, aš noriu taip, ir dabar turi būti šitaip, ne, aš noriu dabar, visi sako, einam dabar pasitarsim, o vienas sako, jau ne, aš tai pirmą turiu kavos išgerti, o čia man tie jūsų pasitarimai, tai jūs tarkitės be manęs, aš ateisiu, neinu kavos gerti vienas kažkoks, ne, reiškia komunikavimas iš savo poreikio, o ne iš santykio ir nenoras pažinti savo komandos narių. Žiūrėkit, o gal pirmą einam visi kavos išgeriam ir ten dar pradėsim tartis ir po to nueisim jau ten į kabinetą, ne, pratęsti. O, Hebra sako, tai labai fainai, kad tu čia tai pasiūlai, kad tu čia gerai pasiūlai, tikrai pasidarom kavos ir einam tarti su kava. Jaučia skirtumą. Tai komunikavimas ir elgesys ne iš poreikio pozicijos, o iš santykio ir noro pažinti. Žiūrėkit, o ar jūs nieko prieš būtumėte, jeigu dabar padarytumėm pertraukėlę? Na, vietoj to, kas sakytų, viskas man nusibodo, eikit visi peklonai, aš kur nors pakvėpot grinu oru, kaip man čia viskas nusibodo, galvas skauda. Ne, o gal jūs nieko prieš, jeigu padarytumėm pertraukėlę, kažkaip ir man šiek tiek galvai skauda, jaučiu, kad nebepagaunu minties, nebegaliu klausytis. Gal kiti irgi taip jaučiatės, gal pasidarom pertraukėlę. Jaučiat skirtumą? Kaip iš karto visiškai kitas poveikis gaunasi. Tada savo nuotaikos ir balso tono valdymas. Tai aš visada sakau, jeigu jūs norite iš tikrųjų konstruktyviai komunikuoti, visos nuotaikos, nes kad mes žmonės atsinešam nuotaiką kažkokius įvykius iš savo asmeninio gyvenimo, iš dar kažkurių tai momentų. Tai yra visiškai natūralu, kad ateinam iš namų su kažkokiais dar dalykais, kurie visiškai gal ne apie darbą yra. Ir kas šitoje vietoje yra svarbu? Iškomunikuoti, kad šiandien aš jaučiuosi taip ir taip. Žiūrėkit, aš šiandien iš ryto turėjau įvykį vieną ir man taip pikta dabar yra. Man taip pikta, jūs galit kokią pusę valandos niekas pas mane neiti ir nenukreipinėt man skambučių. Aš tiesiog pabūsiu, susiimsiu ir galit kažkas perimti klientus, pusę valandos aš pabūsiu ir man bus daug geriau ir aš tikrai labai dėkinga ir kitą kartą aš jums padėsiu kažkur tai, kur jums reikės. Tada, arba tiesiog jeigu aš šiandien kažkaip griežtai kažką pasakysiu, jūs neimkite asmeniškai, čia yra mano, aš viduj, aš turiu kažkokią tenais įvyko kažkas, tai ir mane tas labai, labai išbalansavo, jeigu aš kažkaip pasakysiu, tai jūs nepriimkit, supraskit, kad čia ne apie jūs, čia mano. Tai iš anksto atsiprašau, jeigu aš kažkaip nesusivaldysiu. Ar ne savo nuotaikos ir balso tono valdymas? Nes vien tik mūsų balso tonas, kaip mes pasakom kažkokį tai prašymą, norą, poreikį savo ar dar kažką, tai iš karto duoda netgi kolektyvui, jeigu tai vienas kažkoks tai piktas žmogus ir jisai pradeda ten ardytis, skerčiotis ir visi perima. Arba vienas kažkoks suirzęs, dirglus ir jisai nesako, kas jam yra, jisai tiesiog su visais, tai ko čia lendi, nelysk, matai, kad aš užsiėmęs ir tas iš karto persiduoda kitiems. Tai vienas žmogus gali labai labai stipriai paveikti su savo nuotaika dalį kolektyvo, net visą kolektyvą, ar net visi kiti gali pradėti irgi kaip nors rezonuoti su ta emocija ir irgi, ko iš čia sėdi, toksai ežys kažkoks atsisėdo dabar čia, ne visiems nuotaikas gadina ir kiti įsitraukia į tą tokį būna labai pagauna.
Tai jausti, kokiu balso tonu aš tai pasakau. Na, aš galiu pasakyti, atsiprašome, mes šiandien nebedirbam, ar galėtumėte paskambinti mums rytoj 8 val. Ryte, arba ar aš jums galėčiau perskambinti po 2 valandų. Arba, na, kitas variantas, kaip tą patį galima pasakyti. Nu, Jėzus Marija, 2 kartus atmečiau jūsų skambutį, tai kaip jūs nesusivokėt, palaukit, perskambinsiugi. Jaučiat skirtumą? Tai va, savo nuotaikų ir balso tembro valdymas. Balso tono kontroliavimas. Toliau, bendradarbiavimas nesukeliant baimės, kalties, kažkokios tai skubos ar dar kažko tai. Ne, kaip mes bendraujam komandoje, komunikuojam, ne, greičiau tu čia daryk, kiek tu čia gali vilktis iš paskos, paskutinis lauk ir lauk tavęs. Ne, tokia tarsi kaltė atsiranda, kad kaip čia aš dabar visą laiką paskutinis, tai kaip čia, ką man dabar su tuo daryti. Tada žmogus pradeda skubėti, jam aišku, tada dar labiau nesiseka, pradeda dar labiau viskas kristi iš rankų ir tada gaunasi save išpildanti pranašystė. Tai taip ir sakė čia apie tave, kad tu čia esi atgrubnagis, kairiarankis ir visoks ten kitoks dar. Tai gaunasi ta save išpildanti pranašystė tiesiog, pateisino tą lūkestį, nes tiesiog jis ir gavo tą žinutę. Kiek tu čia vilksies gale, jau mes visi seniausiai padarėm, dabar čia tavęs turim laukti vieną. Kaip čia kažkokia nesąmonė, tu čia nesąmonėm užsiimi, visiškai tu čia netinki mūsų komandai. Tai išmokti komunikuoti be nesukeliant kalties, baimės, kažkokių tai perteklinių lūkesčių žmogui neuždedant. Aš tai iš tavęs tikėjausi, žinai, čia pagal tavo, tai ką tu pasakoji, tai aš čia tikėjausi, kad čia po mėnesio, tai tu čia tiek pritrauksi mum klientų. Vienas žmogus ten, kokio 300 kolektyvo, iš vienas tiesiog šaus kaip lazda ir pritrauks. Visi pritrauks po 20, o jisai 5000. Tai toksai, jausti, kad čia tavo nusivylimas ir tavo išankstinės nuostatos nepateisintos, nes tu turėjai kažkokį lūkestį, norą ar įsivaizdavimą, kad ateis ir dabar čia su tavim visiškai kitaip dabar viskas bus. Tai paskutinis, ką dar užsirašiau, iš tiesų, bet apie jį jau pašnekėjau, tai galimybė atsisakyti deleguojamų užduočių, galimybė atsisakyti to, kas yra prašoma. Pavyzdžiui, tai šiandien man reikia būtinai pasibaigti šitą darbą ir, žinokit, negalėsiu aš prisijungti prie kitų darbų, šiandien būtinai turiu šitą padaryti. Ir kiti natūraliai tą supranta, kad, okei, viskas tvarkoja, gerai, tu ten pasidaryk ir po to mes tau papasakosim, ar ne, kas dar vyko. Tai taip trumpai, norėjau pakalbėti trumpai, gavosi ilgai apie nesmurtinę komunikaciją. Tikiuosi padėjo jums atpažinti dalykus savo komandose ir pasimokyti šiek tiek formuluočių, kurios galėtų pakeisti tam tikrus nusisenėjusius konstruktus, kuriais mes kartais vadovaujamės, net nepagalvoję, tiesiog automatiškai kažką tai pasakom. Ir tas iš tikrųjų labai žeidžia ir trukdo mums tą profesinį santykį komandose susikurti. Tai ačiū Jums, kad žiūrite, apsilankykite mūsų svetainėje patirtis-ir-idėjas.lt, išsirinksite galbūt savo tinkamus mokymus ar kažkokią metodinę medžiagą. Su Jumis buvo Nomeda. Ačiū, iki pasimatymo.